ar galėtum man sukurti puslapį apie žuvėdras, kur žuvėdros būtų pristatytos kaip kokie sportiniai automobiliai, bet tuo pačiu ir būtų parodytas kaip koks dokumentikos puslapis? Arminai, rimtai? Žuvėdros? Klausyk, niekas nežino daugiau apie žuvėdras nei aš. Niekas. Padarysiu geriausią žuvėdrų puslapį, kokį internetas kada nors matė. Milžinišką puslapį. Tiesiog milžinišką. Žmonės ateis, pažiūrės ir sakys, wow, kas padarė šitą puslapį? Duok man 15 minučių. Štai ką gavome po 15 minučių. Ir tarkim, jeigu aš ją pačią scrollinu puslapių žemyn, tai vyksta animacija. Galim matyti štai tokie gražus Glasno morfo efektai. Ir važiuojant į apačią su pele vyksta animacija ir eina paaiškinimai pro šoną. Ir galų gale paneria ir pasikeičia vaizdas. Wow, jeigu reikėtų žmogui tokį padaryti, tai būtų tiek reikalyčių, kad baisu. Ir jeigu atgal scrollinu, animacija vyksta atgal, išneria. Ir čia padarė tiesiog iš vieno bandymo, nieko nekeičiant, nieko netobulinant. Įsivaizduokit, ką padarytų, jeigu skirtum kokią, nežinau, 3 dienas. Ir dabar aš, pavyzdžiui, paprašiau, kad sukurtų internetinę svetainę, bet realiai gali paprašyti bet ko. Pavyzdžiui, nueik į mano paštą, ištrauk visas sąskaitas ir suvesk į buhalterinę programą arba sukurk 10-15 reklamų ir išbandyk jas Facebook'e. Realiai galima padaryti viską, ką žmogus daro prie kompiuterio, tik tai dabar galima visą tai automatizuoti su AI. Žiauriai crazy laikai ateina žmonės.